Savaitgalį vykusi Nevėžio ir Lietuvos futbolininkų dvikova gerokai patampė nervus tiek treneriams, tiek žiūrovams. Savaitgalį Kėdainių stadione vyko Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos antrojo rato 21 turo rungtynės. Kėdainių Nevėžis savo aikštėje priėmė praėjusių metų pirmenybių nugalėtojus Jonavos Lietuvos futbolininkus. Pirmąjį kėlinį Nevėžį lydėjo sėkmė. Kaimynų vartus sėkmingai atakavo Evaldas Kugys, Rimvydas Lipnevičius ir Nerijus Kestenis. Tačiau antrasis kėlinys gerokai patampė tiek žiūrovų, tiek ir Nevėžio trenerio Sauliaus Vertelio nervus. Rungtynėms artėjant prie pabaigos, kėdainiečių pranašumas ėmė tirpti 3-1, 3-2. Laimiai išlyginti rezultatą jonaviškiams nepavyko. Kodėl Nevėžio žaidimas pirmame ir antrame kėlinyje taip skyrėsi, treneris negalėjo paaiškinti. Pirmą kėlinį tai gerai sužaidėm, labai greitai susimušėm įvarčius, tai kažkaip tai širdį jaučiau, kad kažkas bus antram kėlinyje bus blogiau. Taip ir buvo, nors bandžiau raminti žaidėjus, kad 3-0 vedam nėra kur, bet nesustvarkė su įtampa. Visada futbole būna taip, kai prasileidai vieną, priešininkai eina, bėga, lipa, jiems nėra ko prarasti ir įmuš antrą įvartį. Nors mes, kaip ir sakiau, prieš 3-0 Liberis įmuštų, ten iš 3 metrų būtų 4-0, būtumėm rungtynės jau, kaip sakant, ir palaidotas, jau nebeišsigelbėsi. Bet futbole taip yra, neįmušiai, iš karto seka ataka, prasileidom įvartį ir gavom vargti. Kaip visas, kiek čia liko, kokias 20 minučių, 25, tai kaip ant adatų prastovėjom ir pergalė mums buvo labai reikalinga, nes praeitą turą Šilas pralaimėjo. Tai mes, man atrodo, į antrą vietą iššokam. Tai nedaug dėjo, čia būtum lygiai sulošęs tragediją. Artimiausias rungtynes savo aikštėje Nevėžis žais rytoj rugsėjo 17 dieną 17 val. Su Kauno Spyrio komanda. Kiekviena pergalė dabar labai svarbi, nes ant kulnų kėdainiečiams lipantis varžovai kėsinasi išstumti Nevėžį iš antrosios vietos. Ateikite palaikyti saviškių.